kad namuose vis daugiau žmonės užsidaro į ekranus, sakykime paprastai, Facebookas tampa trečioju asmeniu šeimoje. Ir Facebook'e yra šimtai milijonų, milijardai žmonių. Tai konkuruoti sutuoktiniu su tokiu įrenginiu ir su tokiu srautu yra beveik neįmanoma. Pone Tomai, sakykite, o kodėl žmogui vis tik tai yra reikšmingi ir svarbus tie santykiai? Kad ir ten būnant 18 metų jau nerti į kokį nors tokį gilesnį santykį, gilesnį tą romantinį kontaktą. Kiekvienam žmogui labiausiai reikia kito objekto, tai yra kito žmogaus. Nes tas kitas žmogus, jį labiausiai gali palaikyti, padėti jam kažkuo, suprasti jį ir svarbiausia, kad tai yra pačių didžiausių verčių, įspūdžių ir visų tipų malonumų šaltinis, būtent kitas žmogus. Joks įrenginys tokio spektro ir su tokia energija suteikti negali ir kaip, sakykime, operatyviai ir personalizuotai, suasmenintai, kaip kitas asmuo, su kuriuo tu bendrauji ilgą laikotarpį.